Sveiki, Unboxing LT ir labai netikėtas siuntinys. Aš šito siuntinio nelaukiau, aš jau sakiau iš AliExpress ir nesitikėjau, kad jis taip greitai atkeliaus. Atkeliavo kažkur tai tarp 10 ir 15 dienų, bet pamatysit, aš parašysiu tiksliai, kiek dienų jis keliavo į Lietuvą. Sumokėjau kažkur tai eurą su kapeikom ir čia turbūt bus pirmasis siuntinys, kuriame aš nedarysiu vertinimo jo, kadangi paaiškinsiu, kodėl aš jo nevertinsiu ir apie šitą siuntinį padarysiu dabar tokį filmuką, o paskui dar atskirai mes kalbėsime, kai aš jau šitą siuntinį naudosiu. Na ką, čia parašyta, kad tai yra markeris. Apie markerį darysiu netgi 2 filmukus. Gerai, bet čia specialus markeris, ne šiaip sau. Atplėšinėjam be jokių peilių, be nieko. Ir žiūrim, ką mes čia gavom. Tai va, gavom, taip, labai gerai supakuotas. O, puikiai, puikiai. Aš jau daugiau neišpakuosiu, kadangi dabar, kaip pasakyti, daugiau neišpakuosiu, bet pasakiau, kad užsisakiau auksinę spalvą. Čia turbūt tokia auksinė spalva. Šitas markeris yra skirtas paišyti ant automobilio ratų, padangų. Įdėsiu paveiksliuką, kad suprastumėte, apie ką aš čia kalbu. Dabar, kodėl aš jo neišpakuosiu? Neišpakuosiu todėl, kad dabar, kaip jau ir baigėsi vasara, ir greit reikės padangas keisti į žieminės. Ir aš dar nesugalvau, ar aš paišysiu su šito markeriu ant savo padangų, ar nepaišysiu, ar tiesiog lauksiu kitos vasaros ir kai pasikeisiu padangas pavasarį, tada išpaišysiu jas. Tai va tokį markerį gavau, jis yra specialus būtent padangų, tuningui turbūt, aišku, atrodysiu kaip, nežinau kaip kas, kaip čigonas, kaip negras užpaišytom padangom, bet tiek to, kogi nepadarysi dėl eksperimento. Ir skaičiau, kad tikrai šitas daiktas yra labai neblogas, ir kad rašė kiti žmonės, kurie pirko. Šio filmuko aprašyme rasite nuorodą, kur šitą markerį galima nusipirkti. Galite ir kol kas nepirkti, kadangi aš jo neišbandžiau ir dar, kaip ir sakiau, nevertinsiu, kadangi jo nebandysiu gal vos ne pusę metų, gal, net nežinau. Gerai, o gal pabandysiu tiek to, gal dabar išpaišysiu. Pamatysim. Tai tiek.